Visagino atominė elektrinė, gaminsianti pigiausią elektrą lyginant su kitomis elektrinėmis, bus ekonomiškai naudinga Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Milijardai, kuriuos dabar Lietuva kasmet moka už importuojamą elektrą ir dujas elektrai gaminti, liks mūsų šalyje. Ekspertų teigimu, Visagino atominė elektrinė turės didžiulę įtaką Lietuvos ekonomikos plėtrai, todėl naudą pajus visi Lietuvos gyventojai. Visagino atominės elektrinės verslo planas yra prieinamas kiekvienam Lietuvos gyventojui. Jį galima rasti Visagino atominės elektrinės Lietuvos Respublikos vyriausybės ar energetikos ministerijos interneto tinklapiuose. Visagino atominės elektrinės projektas, pati statyba ir eksploatacija suteiks verslui didžiulės galimybės. Ir čia mes turėtumėm kalbėti ne tik apie statybų ar inžinerinės pramonės įmonės, tačiau galės užsidirbti dalyvaujančiame projekte ir logistikos, apgyvendinimo, maitinimo ir kitos įmonės. Birželio 15 dieną mes organizuojam konferenciją verslui, į kurią kviečiame registruotis ir dalyvauti. Konferencijos metu bus pristatyti pagrindiniai klausimai, tai yra kokie reikalingi sertifikatai, kaip tinkamai pasiruošti. Visa informacija yra www.verslilietuva.lt internetiniai svetainiai. Japonijoje po įvykių Fukušimos atominėje elektrinėje dėl saugos patikrinimo buvo sustabdytos visos atominės elektrinės. Dėl to ne tik išaugo elektros kaina, bet ir juntamas elektros energijos trūkumas. Šalies ūkis turi rimtų konkurencingumo problemų. Tebesitęsiant šiai situacijai, Japonijos pramonės ministras Jukio Edano viešai prakalbo apie numatomą 2 reaktorių Ohi atominėje elektrinėje paleidimo laiką.